Kadangi šios konferencijos mintis, kaip minėjom, buvo pakeliui į antrą Jeruzalės susirinkimą, nežinau, ar pavyko Martynui jums išaiškinti man kaip suprantančiam jau kažkiek biški, lygu ir savaime aišku, bet įtariu, kad kas nors ko nors nesuprato. Prie ko čia ta antroji Jeruzalė? Antrasis Jeruzalės susirinkimas. Bažnyčioje būna karts nuo karto tokie susirinkimai. Koks paskutinis buvo, ką žino? Antrasis Vatikano susirinkimas. Buvo pirmasis, buvo antrasis, buvo koks nors ten Konstancos susirinkimas, kur Vytautas Didysis siuntė žemaičius į tą bažnyčios susirinkimą ir apskundė kryžiuočius. Taip? Pirmasis, kas žino, kada buvo pirmasis Jeruzalės? Jeigu mes dabar kalbam apie antrąjį Jeruzalės susirinkimą, tai turėjo būti pirmasis, ne? Vakar Martynas bandė paaiškinti, bet taip įtariau, kad ir nedaeis. Paslaptis. O iš kur tu žinai? Ateik papasakok. Šiaip yra slėpinys šiaip jau. Žinom kažkokius trupinėlius apie tai iš tikrųjų, bet kaip tai prasiveržė. Va. Apaštalų darbai, 15 skyrius. Nuo 6 eilutės. Apaštalai ir vyresnieji susirinko šio klausimo apsvarstyti. Kokio klausimo? Ginčo dėl apipjaustymo. Ar pagonims įtikėjusiems Jėzų Mesiją reikia apipjaustymo, ar ne? Jeigu jie būtų norėję tapti žydais, priimti judaizmą, jiems būtų reikėję vyrams apsipjaustyti, pasinerti mikvoj, dar kažkokią maldą sukalbėti, išpažinti, Jahvę savo viešpačiu ar ką, ir priimti, kaip sakant, Torą, įsipareigot gyventi pagal Torą. Tai va, tai susirinko šio klausimo apsvarstyti, įsiliepsnojus ilgam ginčui, Petras pakilo ir kreipėsi į juos. Mieli broliai, jūs žinote, jog Dievas jau nuo seniai išsirinko mane iš jūsų, kad pagonis iš mano lūpų išgirstų gerąją naujieną ir įtikėtų. Ir Dievas, kuris pažįsta širdis, paliudijo jų naudai, duodamas jiems šventąją dvasią, kaip ir mums. Jis nepadarė skirtumo tarp mūsų ir jų, tikėjimu numazgodamas jų širdis. Tad kamgi gundote Dievą ir kraunate ant mokinių sprando jungą, kurio nei mūsų protėviai, nei mes patys negalėjome panešti. Verčiau tikėkite viešpaties Jėzaus malonę, būsite išgelbėti kaip ir jie. Visas susirinkimas nutilo, dalyviai ėmė klausytis Barnabo ir Pauliaus pasakojimų, kokių didžių ženklų ir stebuklų per juos Dievas padarė pagonijoje. Jiems nutilus atsiliepė Jokūbas ir tarė, o dabar, broliai, paklausykite manęs. Simeonas papasakojo, kaip Dievas pirmiausia teikėsi iš pagonių išsirinkti savo vardui tautą. Čia dera pranašo žodžiai, nes parašyta, paskui aš sugrįšiu ir vėl atstatysiu suirusią Dovydo padangtę. Aš prikelsiu ją iš griuvėsių ir atkursiu ją, kad imtų ieškoti viešpaties visi kiti žmonės, visos tautos,
kuriuose minimas mano vardas, taip sako Viešpats, leisdamas nuo amžių tai pažinti. Todėl mandingi Dievą atsivertusių pagonių nedera apsunkinti, o tik tai jiems parašyti, kad susilaikytų nuo susiteršimo stabais, nuo ištvirkavimo, pasmauktų gyvulių mėsos ir kraujo. Mat Mozė kiekviename mieste nuo seno turi savo skelbėjų, kurie kas šabą jį skaito sinagogose. Ir tada buvo parašyti raštai. Šiaip, ko gero, nėra šitas susirinkimas įvardintas oficialiai kaip bažnyčios susirinkimas. Va ten paskui prasideda Nikėjos susirinkimai, kurie labai svarbus jau pasidaro, bet Nikėjos susirinkime jau žydų kilmės vyskupų nekvietė. Jau buvo prasidėjęs skilimas, kurį galiausiai, atrodo, Konstantinas bus ir užtvirtinęs. Kai žydiška dalis tiesiog buvo atmesta, o paskui buvo tokių visokių bandymų įtikėjusius žydus priversti, kad jie atsisakytų visko, kas žydiško, atsiribotų. Kitaip tariant, nori tapti krikščioniu, turi pirmą tapti pagoniu. Ne? Tai šita problema tokia išlenda mums. Ir popiežius Pranciškus užuominas irgi tokias daro apie tą pirmą susirinkimą. Čia prieš keletą metų jis kaip tik per Sukot šventę tą savaitę man įstrigo labai taip tokiam užuomenam kalbėjo apie bažnyčią kaip apie palapinę, apie Jeruzalę, kur apaštalai susirinkę Jeruzalėj su džiaugsmu priėmė iš pagonių, tikinčiuosius kilusius iš pagonių ir tokiu būdu įvyko tas, kaip sakant, susijungimas. Prasidėjo procesas, kaip apaštalas Paulius laiške Efeziečiams įvardina, iš dviejų Viešpats padarė vieną, sunaikindamas tai, kas mus skiria, tą pertvarą, Kristaus kūnę sunaikindamas ir suvienydamas iš dviejų, iš apipjaustytų ir neapipjaustytų, tai reiškia žydų ir pagonių, padarydamas vieną. Tokį bažnyčios modelį tarsi pristato. Kalbam dabar biškutį apie bažnyčią. Ne? Kaip mes suprantam bažnyčią populiariai? Kas yra bažnyčia? Kadangi grįžtam prie tos minties, kad mūsų protelis ribotas kiekvieno ir visų kartu sudėjus vis tiek riboti esam ir mums trūksta žodžių, mūsų žodžiai riboti, kad galėtų visumą nusakyti. Mes kažkokius ribas nusakom, kažkokius vadovaudamiesi kažkokiomis patirtimis, ieškome analogijų, atitikimų, panašumų, per ką galėtumėm išreikšti santykį, pavyzdžiui, santykį su Dievu, kuris yra visai kitoks, mums nepažįstamas, nesuprantamas ir Dievas pats, kalbėdamas apie save ir mus, apie save ir žydų tautą, šventam rašte, jeigu pastebėjot, jau minėjau jums, vartoja įvairiausius įvaizdžius, palyginimus. Ir iš tų palyginimų susidaro tokia tarsi mozaika, kažkokia visuma. Mes biški daugiau pradedam suprasti. O šiaip mes linkę taip į tokius susisiaurinimus, arba tas, ne? Tai žydų tauta Dievo žmona ar sužadėtinė? Ar dukra? Ar sūnus? Nes vieną kartą Viešpats kalba apie
apie savo tautą, išrinktąją tautą, kaip apie sūnų, per tėvo ir sūnaus santykius, kitą kartą kalba kaip motina, kitą kartą kalba kaip sužadėtinis, kitą kartą, pavyzdžiui, per Ozėją sako, mano žmona prostitutė, ji parsiduoda už aliejų šlakelį, ten Vilnos kodelį, panašiai kaip Ozėjo žmona, nes viešpats liepė Ozėjui vesti žmoną, kuri buvo žinoma kaip prostitutė. Ir paskui po kiek laiko viešpats klausė Ozėjo, kaip sekasi tau, broli? Vai, viešpatie, kas ir, eina pas meilužius, parsiduoda. Tu dabar mane supranti? Tai va ir Izraelis kaip tavo žmona išduoda mane. Eina pas meilužius, garbina stabus, galvoja, kad jie iš jų gauna tą aliejų, kodelį, ir nesupranta, kad aš jai visą tai duodu. Ir apaštalas Paulius, kai kalba apie bažnyčią, irgi vartoja įvairius simbolius. Bažnyčia, tarp kitko, nusisavino tuos simbolius, kuriuos Dievas taiko savo santykį nusakydama su Izraelio tauta. Nusisavina. Jūs esat girdėję, bažnyčia sužadėtinė, ne? Bet tai yra iš giesmių giesmės. Ir ar Saliamonas apie krikščionių bažnyčią čia giedojo? O kai vienuoliai ir kunigai kiekvieną dieną skaito psalmes, kur apie Izraelį kalba vyksta ir kviečia Izraelį šlovink viešpatį, tai vadinasi, jie visi, nors ir nemyli Izraelio, galbūt ir nekenčia to Izraelio, bet vis tiek meldžiasi už Izraelį. Nors jų širdyse, ko gero, yra pakeitimo tos teologijos virusiukas, pakeitęs failiuką, ten, kur tariama Izraelis, turima mintyje bažnyčia. Suprantat? Kaip rusai sako, подразумеваемо, da? Turim mintyje. Vieną sakom, o kitą galvojam. O kaip čia psichologai tokį reiškinį įvardina? O kodėl nesakom tiesiai? Tai va, bet kai Dovydas kūrė psalmes, ar jis turėjo omeny bažnyčią? Ir jeigu mes jo psalmes naudojam savo maldose, tai už ką mes meldžiamės? Už bažnyčią ar už Izraelį? Na ir, kaip minėjau, giesmių giesmės knyga. Žydams šita knyga yra viena iš svarbesnių arba svarbiausių, netgi kai kurie rabinai sako. Pasakysit, kaip, kodėl ne penkiaknygė? Apie penkiaknygę neina kalba, ten įstatymas. Ne? O čia giesmės knygoje, jų įsitikinimu, viešpats kalba apie sužadėtinę, tai kalba apie Izraelį. Kaip apie Izraelį. Savo santykį su Izraeliu išsako, nes kalbasi su žydų tauta. Taigi daug vietų mes randame tokių, netgi, sakyčiau, intimių, erotiškų scenikių, kurių viešpats nesigėdi, o mes kažkodėl gėdimės. Tokiu būdu jis kalba apie savo santykį su žydų tauta. Jam svarbu yra tas santykis, jis kviečia mus į asmeninį santykį, kviečia žydų tautą, kviečia kiekvieną atskirai ir visus kartu. Dabar, ar galima bažnyčiai taikyti sužadėtinės ar Dievo žmonos įvaizdį?
kaip sužadėtinę mes pilnu tempu taikom, nes Naujajam Testamente irgi yra ypač Jono apokalipsėje, ten baigėsi kaip sužadėtinė kviečia sužadėtinį. Ir dvasia ir sužadėtinė kviečia, ateik. Ir kas girdite, atsiliepia, ateik. Ir kas trokšta, te ateinie, te ateina. Ir kas nori, tesisemia dovanai gyvybės vandens. Taigi sužadėtinė ir dvasia kviečia. Ar Jonas evangelistas Naujajam Testamente, kaip mes įpratę sakyti, paskutiniai knygoj, ar čia apie žydų tautą rašo, ar apie bažnyčią? Kas ta pakeitimo teorija? Dar kartą įgarsinsiu. Ta teorija arba ta teologija mums skelbia, kad Dievas persigalvojo, nors buvo prisiekęs mylėti amžinai, niekada neapleisti, bet kadangi žydų tauta nepriėmė Jėzaus kaip savo mesijo, prarado išrinktosios tautos privilegiją, garbę, statusą ir panašiai. Dabar jie nebe išrinktoji Dievo tauta, bet atmesta. Dabar nauja Dievo tauta, naujasis Izraelis yra bažnyčia iš pagonių tautų. Pakeitė. Viešpats pakeitė žmoną. Mes, pagonis, pakeitėm žydus. Kažkodėl negalim būti kartu, kažkodėl reikia pakeisti. Todėl tai vadinama pakeitimo teorija. O kada tas virusas pastebėtas Biblijoje? Kas esat pastebėję tą virusą? Kada anksčiausiai pasireiškia, taip mums įprasta chronologija žiūrint? Prisimenat Abelio ir Kaino istoriją? Abelis ir Kainas, Adomo 2 sūnus, aukoja Dievui aukas. Vienas buvo žemdirbys ir aukojo daržovės, žemės ūkio, kaip sakant, pasiekimus, o Abelis buvo piemuo, ganė bandą, gyvulius aukoja. Vienas augalus, kitas gyvulius. Ir Dievui buvo kažkodėl priimtinesnė, mielesnė Abelio auka, dūmai kilo į viršų, o Kainas jautė, kad Dievui jo auka netaip miela, netaip priimtina ir sukilo jam pavydas. Ir kuo tai baigėsi? Jis nužudė brolį. Kodėl? Kad dabar jis būtų vienas ir viešpats bus priverstas žiūrėti jį ir priimti jo auką. Taip veikia tas virusas mūsų gyvenime. Aš jį nužudysiu ir būsiu vietojo. Kažkas panašaus atsitiko ir su ta pakeitimo teorija, nes neužteko pasiskelbti naujuoju Izraeliu, reikėjo sunaikinti senąjį Izraelį, žydų tautą. Ir tų bandymų, arba, kaip sakant, juos atskiriant nuo tradicijos ir paverčiant pagonimis, kad jie nebebūtų žydais, arba tiesiog fiziškai juos naikinant. Ir todėl per tuos šimtmečius iki 20 amžiaus, kitos baisiosios tragedijos, iš tikrųjų buvo daug bandymų susidoroti,
lokaliuose teritorijose su žydais. O pagaliau ir Izraelio užkariavimas, ir šventyklos sugriovimai, ir visa kita. Visa tai kaip antisemitizmo dvasios apraiška. Antisemitizmo dvasia - tai dvasia nekenčianti žydų, Abraomo palikuonių, iš kurių Viešpats yra išsirinkęs keletą giminių. Jis nepasirinko Izaoko ir net iš 12 dar ten jis turėjo tam tikrus pasirinkimus, pirmenybę atiduodamas Judui, dėl ko irgi ko gero kiti pavydėjo. Ir va žiūrėkit, čia kas gaunasi. Dievas neturi teisės pagal mus pasirinkti, ką labiau mylėti, su kuo ženytis. Jūs renkatės savo žmoną iš 1001. O visas 1000 galėtų klausti: Raimondai, o kodėl ne mane? O kodėl va? Ir Ramonę išsirinkai, ne? Ir kas tavo galvoj buvo? Ir ką tu radai joje? Kuo ji geresnė už mus visas kitas? Arba kažką Viešpats pasirenka, kad būtų kunigu ir atstovautų bendruomenę prie altoriaus tam tikram santykiui, tam tikrų būdų. Ir niekas kitas negali be jo pašaukimo. Kodėl išsirinko? Ar nebuvo geresnių? Mano atžvilgiu Viešpats mėgsta humorą. Tikrai buvo žymiai geresnių, gabesnių, o jis pasirinko mane. Ir aš dažnai klausiu, kodėl Viešpatie mane? Čia man patikėjai tai. Ir va aš dabar jums čia kalbu, nei aš akademikas, nei aš vardų, nei datų atsimenu. Ir šiaip mažai skaitęs, bet kažkokių supratimų Viešpats duoda, aš dalinuosi ir jūs klausotės kažkodėl. Ir dar kai kurie sako, Viešpats per jį kalba. Aš prašiau, ką kalbėtų, jau jeigu siuntei, tai jau dabar kalbėk, ką aš galiu pasakyti, varginti juos, užsitrauksiu, kaip sakant, bėdą, neapykantą visų. Tai va, ar Viešpats turi teisę ką nors pasirinkti? Ir ar mums suprantami jo pasirinkimai? Mes juk visai kitaip rinktumėmės negu jis. Pavyzdžiui, 12 išsirinko. Ir tarp jų nebuvo nė vieno vyriausiojo kunigo ar kokio nors ten rašto aiškintojo garsaus rabė. Kažkokius žvejus, muitininką, Judą tokį, kuris paskui jį išdavė. Kodėl jis juos pasirinko? Kodėl kai kurie šventieji, kaip Teresėlė, katalikų, tokia šventoji, sakė, nieko silpnesnio nerado už mane, tai mane pasirinko, kad jo jėga apsireikštų. Tai va, kaip ir su žydais. Ir jis pats sako, radau tave ten visai, kaip sakant, nurašytą dykumoj, pagimdytą, paliktą, kruvina, nuogą, apiploviau, aprengiau, užauginau tave kaip dukrą, kaip savo vaiką, panašiai. Ir va, Dievas turi teisę rinktis, kam nori. O mums reikia pasitikrinti, koks mūsų santykis, koks mūsų požiūris į Dievo pasirinkimus.
ar mes gerbėm Dievo pasirinkimą. Ir jeigu mes sakom, aš myliu Dievą, ar aš myliu tai, ką Dievas myli. O jis prisipažino savo meilę kaip pirmąją meilę, kaip ir prisiekė ištikimai mylėti, ką daro vyras, ką daro sužadėtinis savo sužadėtiniai, prisiekė žydų tautai. Per pranašus daugybę kartų kartojasi ta mintis. Tai va, ir keisti dalykai darosi. Tekstai, kurie mums nepatogus, mes linkę neskaityti, neklausyti, negirdėti, nemastyti apie tai. Nurašom galbūt kažkokiems žmogiškiems reikalams, net čiut ne žydų išmislai ir Dievas visai taip negalvoja, čia žydai už Dievą pasisakė. Bet visa ta knyga, šventas raštas yra tada tokio lygio. Žydai sugalvojo, žydai už Dievą pasisakė. Arba mes priimam viską, arba nieko. Ir viską tada priimam kaip Dievo žodį. Ir nebelekam, o žydų tautai. Mums Dievas nieko nepažadėjo kitų tautų žmonėms. Jiems pažadėjo. Juos pasirinko, juos prisiviliojo, juos kalbino, kaip Jeremija sako, tu mane suvedžiojai. Ane? Ir ta išrinkimo kaina yra sunki našta. Kai kurie žydai nekenčia savo žydiškumo, nekenčia to išrinkimo. Jeigu mes galbūt pavydim, o kodėl juos išsirinko, o kodėl ne mus? O jeigu suprastumėm, ką reiškia būti išrinktiems, ir dar klausimas, kam išrinktiems, kokiam reikalui išrinkti, tai galbūt atšauktų fantazijam iškart būti išrinktaisiais. Bet kadangi daug negalvojam, o galvojam tik apie garbę, gerai skamba išrinktieji, pateptieji. Ir aš noriu būti išrinktas ir pateptas. O kaip čia dabar manęs nepastebėjo? Tai aš nubombinsiu tą, kurį išsirinko ir būsiu vietojo. Prisimenat, kiek Dovydas buvo gundomas pakeisti Saulių, nors buvo Dievo išrinktas ir pateptas. Bet kai turėjo progą nužudyti Saulių, jis vis kartojo, kaip aš galiu kelti ranką prieš Dievo pasirinktą, Dievo pateptą. Tai jo nuosavybė, tai jo reikalas. Kada jis mane pastatys į jo vietą, ne mano reikalas. Tai va, visokių tokių klausimų kyla ir grįžtant prie to noro būti sužadėtinė, noro būti Dievo mylima. Ir kaip jos vietą pakeisti, kaip ją pakeisti, kad būt vietoj jos. O pavyzdžiui, kai Jonas Krikštytojas kalba apie Jėzų, apie Mesiją, sako, o jo bičiulis džiaugiasi. Man reikia mažėti, jam reikia augti, jo bičiulis, sužadėtinių bičiulis džiaugiasi sužadėtiniu ir būsimomis vestuvėmis. Žiūrėkit, kai jūsų draugai susidraugauja, įsimylė, ruošiasi vestuvėms ir jūs dalyvaujat vestuvėse, koks yra jūsų santykis? Jeigu jūs esat jaunosios arba jaunojo draugai ir pakviesti į vestuves, norėtumėt būti jaunikio arba jaunosios vietoj, pakeisti juos, pavydyti jiems, ar jūs džiaugiatės jais, kad jie dabar pagaliau susitiko ir jie laimingi bus.
Ar sužadėtinės, pavyzdžiui, draugės, kurios myli ir sužadėtinę, bet myli ir sužadėtinę kaip draugę. Ir gal biški pavydi, bet vis tiek džiaugiasi ją ir ruošia ją vestuvėms. Puošia ją ten garbatkas visokis, ne? Suknelę ten pataiso, palygina, kad jį gražiai atrodytų, sužadėtiniui suteiktų džiaugsmą. Ir atveda pas sužadėtinį. Kokie tie sužadėtinės paruošimo etapai? O jeigu kartais bažnyčia iš tautų būtų tos sužadėtinės draugės vietoje. Arba jeigu mes bažnyčia, kiekvienas galbūt asmeniškai, būtume sužadėtinio draugas, kuris turi progą bendrauti su sužadėtine. Sužadėtinis išvykęs į tolimą kraštą su svarbiu reikalu, turi grįžti ir turi būti vestuvės. O sužadėtinė iš nevilties, iš vienišumo, klaidžioja, prisidirba nesąmonių, visokių bėdų turi ir bijo, kada sugrįš sužadėtinis ir ras ją nepasiruošusią, gal mums užimti jos vietą, ar padėti jai pasiruošti vestuvėms. Pakovoti už jos ištikimybę sužadėtiniui, pavyzdžiui. Ar jau mes laikom, kad jeigu ji buvo neištikima su kažkuo, kol sužadėtinis buvo išvykęs, ir viskas, ir nubraukta, ir ji neverta, ir ją reikia užmušti, kol dar sužadėtinis negrįžo. O sužadėtinis rašo laiškus iš to, kaip aš tave myliu, kaip aš tavęs pasiilgau. O istorijoje jau ne kartą jis buvo dovanojęs jai neištikimybę. O gal mūsų pašaukimas melstis, kad sužadėtinė būtų ištikima, kad sužadėtinė susiprastų, rodyti jai pavyzdį, liudyti jai jos sužadėtinio meilę jai, darant jai gerus darbus ir sakant, sužadėtinis tave myli, siunčia tau linkėjimus, siunčia tau dovanų, būk ištikima, būk pasiruošusi, jis gali bet kada grįžti, ne? Ir kažin ar jie pakvies mus į vestuves. Jeigu mes būsim susidraugavę su sužadėtine, tai gali būti, kad mes ir į vestuves pakliūsim. Bet tai ką, ne mano vestuvės. Kažkokios žydelkos vestuvės, neištikimos, nevertos. Gal man užimti jos vietą? Provokuoju jūs daugybę klausimų, ne? Per visokius tokius gyvenimiškus santykius. Kas panašaus yra įvykę bažnyčioje iš tikrųjų? Visi tie kaltinimai žydų tautai ir pateisinimas neapykantos jai, jos žudimas, jos persekiojimas, jos varginimas, jos apiplėšimas. Ji apleista, ji viena. Bet ar tai nėra mūsų ištyrimo laikas? Ar mes būsim tinkami sužadėtinio ir sužadėtinio tėvo akise,
tinkami dalyvauti vestuvėse, amžinosiuose vestuvėse. Jeigu tai ne mano vestuvės, aš į tas vestuvės neisiu. Iš principo. Aš dar turiu garbės. A kur tu eisi? A kur tu eisi? A kur tu gali nueiti? Koks kūrėjo planas tau? Ar jo duotas tau šansas dalyvauti amžinosiuose jo vestuvėse su jo išrinktąja yra tau malonė ar pažeminimas? Kodėl dabar taip kai kurie Rusijos gyventojai nori sunaikinti ukrainiečių tautą? Nusprendė, kad jie neverti gyventi. Jeigu jiems nepasiduoda kaip vergai, jie neturi teisės gyventi. Iš kur tas noras? Kontroliuoti, valdyti, būti virš kitų, bet nenoras būti kartu, esant kitokiems, skirtingiems. Nu gerai, bet ar jau taip bažnyčia visiškai nusišnekėjo, prisifantazavo, sugalvojusi, kad ji dabar naujoji sužadėtinė, naujoji žmona, Dievas persigalvojo, su Izraeliu išsiskyrė, sakė, parašė skyrybų raštą, paskelbė, daugiau tu man ne žmona, dabar bus vedu naują žmoną. Bažnyčia iš tautų. Tada Dievas nesilaiko žodžio. Jeigu jis čia persigalvojo, tai kodėl turėtų nepersigalvoti mūsų atžvilgiu, bažnyčios atžvilgiu? Prisiekęs amžiną ištikimą meilę žydų tautai, persigalvojo, skyrybos, o dabar ženijosi su bažnyčia. Ar bažnyčia gali turėti ramybę ir tikėtis, kad ji bus geresnė, ištikimesnė ir pateisins dieviškojo sužadėtinio lūkesčius ir jau dabar amžinai liks jo žmona? Toks Dievas būtų labai nepatikimas. Todėl jo ištikimybė žydų tautai yra ištikimybės ir mums ženklas. Na gerai. Paskaitykim, ką čia apaštalas Paulius rašo laiške Romiečiams 11 skyriui. Vakar biškutį Martynas apie jį užsiminė ir citavo, aš jį pabandysiu perskaityti, galbūt daugiau mažiau visą. Tada aš klausiu, palaukit, dar gal reikėtų užkabinti 10 skyrių nuo kokios 14 eilutės. Kaipgi jie šauksis to, kurio neįtikėjo, kaipgi įtikės tą, apie kurį negirdėjo, kaip išgirs be skelbėjo. Kasgi skelbs nesiųstas, juk parašyta, kokios dailios kojos skelbiančių gerąją naujieną. Bet ne visi pakluso Evangelijai. Antai Izaijas sako, viešpatie, kas patikėjo mūsų skelbimu?
Taigi tikėjimas iš klausimo, klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis, bet aš klausiu, argi jie negirdėjo, kaipgi ne, po visą žemę pasklido jų garsas, iki pasaulio pakraščių jų žodžiai. Klausiu toliau, argi Izraelis nesuprato, bet Mozė pirmas sako, aš pažadinsiu jūsų pavydą ne tautai, apmaudą jums sukelsiu prieš neišmanančią tautą. Izaijas drįsta sakyti, daviausi atrandamas tiems, kurie manęs neieškojo, pasirodžiau tiems, kurie apie mane neklausinėjo. O Izraeliui sako, ištisą dieną aš laukiau ištiesęs savo rankas į neklusnią ir prieštaraujančią tautą. Ištisą dieną laukiau. Ar jis nustojo laukti? Toliau 11 skyrius, tada aš klausiu, ar Dievas atstūmė savo tautą? Jokių būdų. Juk ir aš izraelitas iš Abraomo palikuonių, iš Benjamino genties, Dievas neatstūmė savosios tautos, kurią iš anksto yra numatęs. Ar nežinote, ką sako raštas apie Eliją, kai šis skundžiasi Dievo Izraeliu? Viešpatie jie žudė tavo pranašus, išgriovė tavo aukurus, aš vienas belikau ir jie tyko mano gyvybės. O kaip skamba Dievo atsakymas? Aš pasilaikiau dar 7,000 vyrų, kurių keliai nesulinko prieš Baalą. Taip pat ir dabartiniu metu yra malonės išrinktas likutis. Bet jei malonės, tai ne dėl darbų, antraip malonė nebūtų malonė. Tai kaipgi Izraelis nepasiekė to, ko buvo siekęs, pasiekė tik tai išrinktoji dalis, kiti užkietėjo, kaip parašyta. Dievas siuntė jiems svaigulio dvasią, kad akis neregėtų ir ausis negirdėtų iki šios dienos. Ir Dovydas sako, jų vaišių stalas te pavirstas pastais žabangais, suklupimo pinklėmis ir atpildu. Tegul apspangsta jų akis, kad neregėtų ir jų nugarą laikyk nuolat sulenktą. Tada aš klausiu, ar jie taip suklupo, kad ir pargriūtų? Nieko būdu. Tik per jų suklupimą pagonių tautoms atėjo išganimas, kad juos paimtų pavydas. Bet jeigu jų suklupimas reiškia pasaulio praturtinimą, o jų mažas skaičius pagonių praturtėjimą, tai ką duos jų visuma? Jums kilusiems iš pagonių aš sakau, būdamas pagonio apaštalas, aš stengiuosi išgarsinti savo tarnystę. Galgi pavyks man sukelti savo tautiečių pavydą ir bent kai kuriuos išgelbėti. Juk jeigu jų atmetimas pasauliui reiškia sutaikinimą, tai kągi reikštų jų priėmimas, jei negyvenimą prisikėlus iš numirusių? Jei pirmkepė duona šventa, tai šventa ir tešla. Jei šaknis šventa, tai ir šakos. Jeigu kai kurios šakos nulaužtos, o tu laukinis alyvmedis esi jų vietoje įskiepytas ir tapęs šaknies bei alyvmedžio sulčių dalininku, tai bent nesididžiuok prieš anas šakas. O jeigu didžiuojasi, tai žinok, kad ne tu išlaikai šaknį, bet šaknis tave. Gal pasakysi, šakos nulaužtos tam, kad aš būčiau įskiepytas. Gerai, jos netikėjimo nulaužtos, o tu stovi tikėjimu. Tad nesipuikuok, verčiau bijok. Jei Dievas nepagailėjo prigimtinių šakų, tai kažin ar pagailės tavęs. Įsižiūrėk į Dievo maloningumą ir griežtumą. Nupuolusiems griežtumas, o tau Dievo maloningumas. Jeigu laikysiesi jo maloningumo, antraip ir tu būsi iškirstas. Bet ir anie, jei nepasiliks netikintis, bus priskiepyti. Dievas turi galę ir vėl priskiepyti.
Tad jeigu tu buvai iškirstas iš prigimtojo laukinio alyvmedžio ir prieš prigimtį skiepytas tauriajame alyvmedyje, tai dar lengviau anie bus priskiepyti pagal prigimtį savajame alyvmedyje. Kad jūs, broliai, per aukštai apie save nemanytumėte, pasakysiu jums paslaptį. Dalis Izraelio tautos lieka užkietėjusi, kol įeis pagonių visuma. O tada bus išgelbėtas ir visas Izraelis, kaip parašyta, iš Siono kalno ateis gelbėtojas ir nukreips nedorybės nuo Jokūbo. Ir tokia bus jiems mano sandora, kai nuimsiu jų nuodėmes. Žiūrint Evangelijos, jie yra Dievo priešai jūsų naudai, bet žiūrint išrinkimo, jie numylėtiniai dėl savųjų protėvių. Juk Dievo malonės dovanos ir pašaukimas neatšaukiami. Kaip jūs kadaise nebuvote klusnus Dievui ir dėl jų neklusnumo dabar patyrėte gailestingumą, taip ir jie dabar nepaklūsta dėl jums suteikto pasigailėjimo, kad dabar ir jie susilauktų gailestingumo. Dievas visus įkalino neklusnume, kad visų pasigailėtų. O Dievo turtų išminties ir pažinimo gelmę, kokie neištyriami jo sprendimai ir nesusekami jo keliai. Ir kasgi pažino viešpaties mintį, ir kas buvo jo patarėjas, arba kas jam yra davęs pirmas, kad jam būtų atmokėta. Iš jo per jį ir jam yra visa, jam šlovė per amžius. Amen. Taigi, apaštalas Paulius gina reikalą. Ir atrodo, ta pakeitimo teologijos mintis jau skverbėsi apaštalo Pauliaus, kaip čia pasakyti, laikotarpį, pirmajam amžiui, bet vėliau bus toks paslaptingas Barnabas ir jo laiškas, kuriame bus išdėstyta visa teorija ir kurią mielai pasigaus bažnyčia ir prarys kaip kablį ir įsivyraus tas užkratas, su kuriuo, man tai akivaizdžiai apaštalas Paulius kovoja, prieštarauja. Ir ar tai apaštalas Paulius, ar Dievas? Sako ne, Pauliaus, sakykime, lūpomis ar užrašytų tekstu. Dievas nesutinka su tuo. Bet kaip atsitiko, kad, atrodo toks akivaizdus tekstas, o vis tik lygu jo būtų negirdėjusi bažnyčia. Ir dabar ignoruojamas. Žiūrėkit, esate įskiepyti, sako apaštalas Paulius. Kodėl mes mielai naudojame kitus bažnyčios įvaizdžius, pavyzdžiui? Naudojame Kristaus kūno įvaizdį, ne? Puikus mokymas apie Kristaus kūną, jo kūno dalis, kad mes esame to kūno nariai atskiri su tam tikru pašaukimu ir galiomis tame kūne ir visi jungiami dvasios ryšiais. Ir tai yra dar vienas bažnyčios įvaizdis. Apart, kaip čia, ir sužadėtinė, ir sužadėtinio kūnas. Tokie keisti dalykai persipynę, bet kaip sakiau, tai yra tam, kad santykį pavaizduotų. Taigi, alyvmedis, šventa šaknis, šventos šakos. Tos šventos šakos, kai kurios palaužtos, kad pat geriau, kaip sakant, mažiau klausimų kiltų pakeitimo teorijos įtakoj, kai kurie vertimai yra tendencingi. Rusų kalboje, pavyzdžiui, nulaužtos šakos.
ne tarp jų, bet jų vietoj įskiepyti. Juos šnai lauk, mes vietoj jų. Bet originalė yra tarp jų. Ir kas tas kelmas, kas tas šaknis? Yra toks minimas Jesės kelmas. Ir Jėzus kaip Mesijas, kaip Jesės kelmo atžala. Tai atrodo, kad tas kelmas, o alyvmedis turi tokią savybę atgimti, atgyti, gali keletą metų atrodyti kaip miręs ir staiga vieną pavasarį pražysta. Vat mes nupjauvėm čia keletą medžių, netgi užsiundžiau Žaną su vaikais, kad išdegintų tą kelmą. O dabar vėl visas didžiausias krūmas atžalų išaugo iš to apdegusio kelmo, net ne alyvmedžio. Ot, Dievo suteikta gyvybės galia, ane, medžiams. Ir čia prieš porą metų buvom iššienavę, išpjovę viską, žiūrėkit, vėl džiunglės, iš šaknų ataugo. Taigi, Dievas duoda tokią galią ir tuo norima pavaizduoti, kad galbūt atrodo žydų tauta sugniuždyta, išblaškyta, nerasta, bet ji gali atgimti. Ir dabar, koks mūsų santykis su žydų tauta? Ar aš esu įskiepytas į tą žydų tautą, į tą alyvmedį kilnųjį, kuris yra žydų tauta? Ir nuo amžių maitinama Dievo dvasios, tais dvasiniais syvais. Jėzaus kūnas, Jėzaus kraujas, žydiškas ar itališkas. Ir ar tai Dievui svarbu? O mums ar tai svarbu? Mes norim būti sužadėtinę ir įtikti sužadėtiniui, kurio tautos nekenčiam. Žydui norim įtikti, būdami antisemitai, nekęsdami žydų tautos, už kurią pirmiausia jis atidavė savo gyvybę, kai buvo pažadėjęs. Mirė už ją, už jos nuodėmes. Taip, ir už mūsų visų, bet pirmiausia už juos. Ir pirmiausia jiems buvo paskelbta geroji naujiena. Ir apaštalai žydai, ir Jėzaus motina Marija žydė, ir globėjas Juozapas, Marijos sužadėtinis žydas, ir visi jie žydai. Tas ištikimasis Izraelio likutis, kurį Viešpats visada pasilaiko, nepaisant paklydimų. Ir va tame ištikimajame likutyje visą laiką yra ta dieviška kibirkštis, ta gyvybė. Ir jeigu Dievo planas yra visų žmonių, visų tautų žmonės, kaip buvo, pavyzdžiui, išeinant iš Egipto vergijos, kaip pranašiškas ženklas irgi, prisijungė prie žydų tautos, kaip raštas sako, įvairių tautų grupelės. Ir Dievas juos priėmė į savo tautos sudėtį, juos laikė savo tauta, su jais kartu sudarė sutartį, vienybėje su jo tauta. Mes norime būti su Dievu be jo tautos atskirai,
o jo planas, kad mes būtume kartu. Visi raštai apie tai kalba. Bet bažnyčioje taip atsitiko, kad įsivyravus pagonių daugumai, dėl daugybės įvairiausių mums šiandien nesuvokiamų aplinkybių, kurias Gediminas sako žinas, bet mes labai nedaug žinom iš tikrųjų. Išlenda vis po biškutį, vis daugiau ir daugiau. Ten buvo ne tik teologinių reikalų, bet ir nemažai politinių, nes pirmuosius krikščionius Romos imperijoje tapatino su žydais. Ir momentais jiems buvo patogu būti žydais, momentais buvo nepatogu būti žydais. Ir tais momentais, kai nepatogu būti žydais, ypač po Bar Kochbos sukilimo, kai dauguma romėnų simpatizavo okupacijai, pateisino Jeruzalės sunaikinimą, kaip sakant, ir žydų išvarimą iš Jeruzalės po mirties bausme, nebuvo teisės, buvo uždrausta žydams po mirties bausmės baime žengti į Jeruzalę. Simpatijos buvo, kaip sakant, romėnų pusėje ir žydai buvo nekenčiami kaip sukilėliai, kaip maištininkai imperijoje. Ir tada krikščionims tapatintis su žydais buvo labai nepatogu. Ir daugiau visokių yra momentų. Ten buvo Romos imperijoje žydai turėjo ir visokių tokių privilegijų, kad į kariuomenę nereikėjo jiems eiti ir panašiai. Ir tada galėjo ir krikščionį simuliuoti, ir žodžiu, visokių ten motyvų buvo, kurie suveikė taip, kad pagonis pradėjo atsiriboti nuo žydų kilmės krikščionių. O dar turėkime omeny, apie ką galbūt nedaug kalbama šiandien, kalbant apie pakeitimo teoriją, bet įsivaizduojat, koks buvo panteonas, kiek buvo prietarų, kiek buvo okultizmo, burtininkavimo, stabmeldystės Romos imperijoje ir ypač Romoje. Ir žydai buvo, kaip sakant, kitokie. O šitie įtikėję atėję su tam tikru kraičiu okultizmo, burtininkavimo ir stabmeldystės, visokių dievų, dievaičių, švenčių šventimo, kurios paskui buvo bandomos pakeisti krikščioniškomis šventėmis. Tokia ryškiausia yra Kalėdų šventė, jau čia 4 amžiuje, ne? Įvesta Jėzaus gimimo šventė, uždengiant pagonišką Saulės dievo ten šventę, Saulės sugrįžimo šventę. Ir tokių pakeitimų, kaip sakant, uždenginėjimų, arba tokiu būdu bandant kovoti su pagoniškom tradicijoms, bažnyčioje buvo nemažai, kurios galbūt žydų kilmės krikščionims buvo nepriimtina. Iš vis radikaliai atsisakytų švenčių ir basta, jokių pakeitimų, kaip sakant. Nežinau, aš tik keliu klausimus provokuodamas, nes mes susidursim su tom provokacijom. Ir gal geriau šiandien padiskutuokim kartu apie tai grupelėse, kaip tai veikia mus. Yra žmonių, kurie tai sužinoja, labai radikaliai metasi į vieną arba į kitą pusę. Atsisako dabar jau visų katalikiškų švenčių, kurios buvo tokioj įtakoj atsiradusios, kurias pasaulis jau, kaip sakant, nuo 4 amžiaus švenčia visas krikščioniškas pasaulis, pavyzdžiui, Kalėdas, ne? Vėliau kažkokių dar kitokių iš skandinavų ir iš kitų tautų yra, kaip sakant, dalykų priėjusių į mūsų gyvenimą po tam tikrais pavidalais. Ir mes esam tiesiog jiems suteikę visai kitas prasmes ir kitokią išorę, bet kažkokios užuomazgos, užuominos yra kažkur pagonybėje.
Ar tai gerai, ar tai blogai? Na, šitas sukurtas pasaulis neperneša tuštumos. Vienus dalykus pakeičiam kitais dalykais, kad nebūtų tuštumos. Gal nėra labai blogai kažką pakeisti Kristumi, kas buvo iš pagonybės. Bet, kaip sakant, galbūt tai galėjo irgi būti tam tikra suklupimo, kaip sakant, priežastis. Aš tik keliu klausimą, aš nežinau, aš tik įtariu. Nes šiandien stebint šituos procesus, mes vėl klumpam ant tų pačių dalykų dažnai, kad būnam prisirišę prie kažkokių apeigėlių, kažkokių pamaldumų, kurie nėra esminiai, kurie yra gal visai neseniai atsiradę, bet kažkam labai brangus ir tapę tapatybės ženklu. Ir kažkam tas pats dalykas kažką kitą primena ir asocijuojasi. Taigi žydams, žydų kilmės tikintiesiems, įsivaizduoju, tas pagonių pasaulis buvo labai, kaip sakant, pagal jų žydišką sąmonę. O ne taip juk lengva buvo persiorientuoti, kad Jėzaus kraujas viską nuvalė. O jeigu tie žmonės tų stabų neatsisakė ar nuvalė, ar jie nėra toliau susitepime, jeigu suderina kažkokią stabmeldystės formos, tradiciją, šventimą ar kažkokius prietarus su nauju, kaip sakant, mokymu. Ir galėjo būti, kad žydai buvo labai nepatogus šitame procese. Ir galbūt net nebe Dievo valios, bet kad išbandytų ir tikinčiųjų širdis. Bet atsitiko tai, kas atsitiko. Faktas. Žydiška dalis buvo išfutbolinta iš bažnyčios. Mes atėjom į angarą, kur žydai, kaip sakant, šlovino savo viešpatį, mūsų daugiau, mes dabar čia šlovinsim viešpatį, o jūs pašlyvon. Jeigu neišeisit, taip išmesim, užmušim. Kaip gegutė padeda kiaušinį ir vietinius kiaušinius, paskui jauniklis išstumia lauk. Kažkas čia tokio panašaus yra atsitikę bažnyčiai. Ir be abejo, čia labai smarkiai prisidėjo arogancijos nuodėmė. Mes dabar naujasis Izraelis. Mes už Dievą nusprendėm, ką Dievas myli, ko nemyli. Dievas nebemyli žydų, dabar myli mus. Tai tai visos tos istorinės peripetijos, tai yra ne vieno šimtmečio procesai, kaip sakant, jie prasidėjo anksti, įsivažiavo, įgavo tam tikrą galią prie Konstantino imperatoriaus, kai Konstantinas pareikalavo vyskupų, imperatorius pareikalavo vyskupų, kad būtų iš bažnyčios pašalinta viską, kas žydiška. O paskui dar kurį laiką, kai kurie bažnyčios tėvai kovojo su žydiškom tradicijom bažnyčioje, pavyzdžiui, su šabo šventimu, kol išgyvendino jį. Net ir žydams nebesant bendruomenė, dar krikščionys buvo paveldėję biblinės viešpaties šventes, kurias dabar kai kurie krikščionys susidraugavę su žydais, jų tarpe ir mes, bent dėl bendro išprusimo, dėl solidarumo bandom bent suprasti jas kažkokiu vienokiu ar kitokiu būdu paminėti, pakalbėti apie tai. Aišku, mes nepamėgdžiosim jų, viskas istorijų keičiasi ir tų šventimo tradicijos keičiasi ir kiekvienam krašte vis skirtingos.
ne tai esmė, ką to šventės nori mums priminti, nes kiekviena šventė yra Dievo duota, kad prisiminti Dievo darbus, ką jis padarė žydų tautai. O dabar klausimas, jeigu aš įskiepytas į žydų tautos tą dvasinį kilniojo alyvmedžio kelmą, tą kamieną, tai ar aš turiu dalį tuose pažaduose? Ar aš Dievo pripažintas kaip žydų tautos narys? Jeigu lankysitės Izraelyje, labai rekomenduoju jums atkreipti dėmesį Getsemanės bazilikoje. Ten pranciškonai prižiūri didžiulę baziliką Alyvų kalne, kur Jėzus meldėsi ir krauju prakaitavo, prisimenat. Ten visos lubos yra išpuoštos mozaikomis iš akmenukų. Ir tik supratęs pakeitimo teorijos, tos teologijos mintį, aš pirmą kartą po kokio 10 karto lankydamasis toj bazilikoje pamačiau tuos alyvmedžius. Daug alyvmedžių, kaip sodas, tarsi skliautai visi alyvmedžio kamienais ir šakomis. Ir kai kurios šakos nulaužtos. Ir tiesiog vėpso tokios krūvinos žaizdos. Kartu auksas atsidengia ir gyvos mėsos spalva tokia kaip kraujas. Įdomi simbolika. O iš tų naujai klestinčių šakelių menininkas vis tiek, nors ten skirtingos ambasados savo herbų susidėjo, matyt, finansavo tas mozaikas, o iš tų alyvmedžio šakelių vis tiek visur susideda Dovydo žvaigždės. Labai ryškiai krenta į akis. Prigimtis kamieno žydiška, Dovydo, Jesės kamieno atžala ir mes šalia esame įskiepyti, tiksliau į tą atžalą įskiepyti ir turim tą dvasinį ryšį su tuo kamienu. Per krikštą mes esame įskiepėjami Kristaus kūną. Į vynmedį ar į alyvmedį, bet esame įskiepėjami į žydišką kūną, kuris yra žydų tautos dalis. Ką nori, tą daryk. Kraujo ryšys akivaizdus. Ir jis Dievui svarbus. Ir mums tai svarbu. Ar aš sąmoningai priimsiu tą, ar aš atmesiu tai, ar aš bandysiu tai nuneigti. Ir kas darosi, kai aš bandau nuneigti? Žydų tautos išsižadėdamas, kaip išrinktosios Dievo tautos, įsileisdamas pakeitimo tą teologiją į save, priimdamas tą idėją, aš atsiskiriu nuo žydų tautos. Ir tai yra dvasinė savižudybė. Aš sėdžiu ant šakos, kurią pjaunu. Atskiriu nuo kamieno, kuris teikia gyvybę man. Kai kurie charizmatinio atsinaujinimo tyrinėtojai yra pastebėję tokį dėsnį, kad kai įsivyravo pakeitimo teorija, bažnyčioje pasibaigė šventosios dvasios veikimas, toks, koks aprašomas apaštalų darbuose. Į šventosios dvasios vietą atėjo arba ji buvo pakeista ritualais. Išsivystė ritualizmas ir
kostiumai, liturginiai rūbai. Be tų liturginių rūbų liktai duonos laužimas negaliojantis. Pompa, triumfalis, didybė, arogancija, titulai. O tikėjimas vis labiau nueina į teorinį lygį. Viskas santykis su Dievu ne per žodį, bet per simbolius, per liturgiją, per apeigas. Ar per tai Dievas negali veikti? Be abejo, gali veikti. Ir ko gero Dievas visokiais būdais ieško mūsų, kaip mus prisijaukinti, kaip mus prakalbinti, kaip mus atgaivinti. Bet ar tie, sakysim, sakramentai iš tų ritualų gimę, ar jie be tikėjimo bus vaisingi? Ir šiandien mes matom, kad jie nevaisingi. Sakramentų žmonės priima, bet jų gyvenimai nesikeičia. Vaikai sutvarkomi ir jie daugiau į bažnyčią neina. Nes jie nepažįsta Dievo ir jiems nėra Dievo poreikio. Jie gauna po vargų pasiruošimo sutvirtinimo sakramentą, kuris turėtų sutvirtinti jų tikėjimą, uždegti jų širdis ryžtų, šventosios dvasios krikštas turėtų įvykti. O gaunasi atvirkščiai, jie daugiau sako, į bažnyčią kojos nekelsim. Su Konstantinu pasikrikštijo dvaras, kaip atsilikti nuo imperatoriaus. Krikščionybė tapo valstybinė religija. Ir daug falšo. Nebėra jėgų paruošti žmonių. Forma priimta, o turinys senas. Ir daugybė problemų iki šių dienų. Kai kažkaip taip įdomiai Viešpats veikia savo laiku, kaip sakant, kai buvo pažadėjęs, kaip apaštalas Paulius sako, kad laikų pabaigoje, kai visiems jau bus šansas duotas išgirsti Evangeliją, pagonims bus paskelbta geroji naujiena, ateis eilė žydų visuotiniam atsivertimui. Čia Pauliaus pranašystė. Ir, kaip sakiau, daugeliui krikščionių tai atrodo neįmanoma, bet Dievui nėra negalimų dalykų. Štai popiežius 1900 pabaigoje gauna paraginimą melstis į Šventąją Dvasią iš vienos sesutės, išleidžia noveną Šventosios Dvasios, ragina katalikus melstis į Šventąją Dvasią. Ji buvo išnykusi literatūroje krikščioniškoje 18-19 amžius, tyrinėtojai sako, labai retai užtinkama mokymo apie Šventąją Dvasią. Kristologija, ekleziologija, mariologija, visokių ten tokių studijų daugybė, bet apie Šventąją Dvasią, kas tai yra ir su kuo valgoma, nelabai bežinom. Ir štai popiežius pradeda raginti melstis į Šventąją Dvasią. Sudėlioja taškus. Kažkas iš to šaiposi, tyčiojasi, bet prasideda judesiai. Amerikoje atsiranda sekminininkų judėjimas, Šventosios Dvasios išliejimas ir kaip apaštalų darbuose aprašyta, prasideda pranašavimai, kalbėjimas kalbomis ir kitokie dalykai. Pradeda ieškoti žmonės šlovinimo būdų naujų. Tuo pačiu metu prasikala pirmieji mesijaninių žydų daigai. Vienas iš tokių židinių
Moldova, Kišiniovas. Buvo didžiulis prabudimas mesijaninių žydų. Žydai įtikėjo Jėzų. Ir šiandien ant svieto daugiau kaip 300 000 mesijaninių žydų ir jų skaičius auga. Aišku, prie jų prisijungia ne tik žydų kilmės žmonės, bet ir norintys būti kartu ir tokių vis daugėja. Taigi prasidėjo, atrodo, pranašystės išsipildymas. Ar jau tas tikrasis, ar čia dar kokia nors repeticija, neaišku. Į ką visą tai išvirs, neaišku. Daugybė srovių, labai skirtingų mokymų ir mums visai neprimtinų kai kurie iš jų. Ir mes neišvengsim jų akistatos ir turim pasirinkti kryptis. Ir viena iš krypčių katalikų bažnyčioj tokių kaip ir priimtinų ir Vatikano palaikomų yra šita pakeliui į antrąjį Jeruzalės susirinkimą, tikintis, kad taip kaip žydai su džiaugsmu priėmė pagonis, kad dabar pagonis kažkaip atsivers iš naujo žydams, būdami dauguma, tada žydai buvo dauguma ir jie priėmė mažumą, mes dabar dauguma, jų mažuma, bet galbūt taip viešpats tyria mūsų širdis, kaip mes atsiliepsim į tą naują jo darbą. Ar mes ieškosim jo pažadų išsipildymo savo gyvenime, ar mes pervertinsim savo santykį su juo. Ir aš manau, kad čia kaip lakmuso popierėlis santykis su žydais, požiūris į žydų tautą, malda už žydų tautą, atgaila dėl nusikaltimų prie žydų tautą, yra visa tai mūsų širdžių išbandymas, kaip mes atsiliepsim. Ir nuo to, ko gero, priklausys mūsų dvasinio gyvenimo kokybė. Ir kas mums labiausiai tam trukdo, tai tas virusas, kaip sakant, yra palaikomas antisemitizmo dvasios, antichristo dvasios, šėtono, kuris nekenčia Kristaus, kaip paveldėtojo, kaip Evangelijoje turime pavyzdį Jėzaus įvardintą su vynininkais, tai ir jie nužudo sūnų, paveldėtoją. Ir šėtonas medžioja Kristų, kad sunaikintų Mesiją, paveldėtoją, sūnų. Ir kiekvienas žydas yra potencialus Mesijas. Pirmiausia žydas, paskui bet kokios tautos kitos žmogus. Todėl iš principo antichristo dvasia, antisemitizmo dvasia yra žmogų nekenčianti dvasia. Tamprioji, kaip sakant, bendrystėje su melo ir mirties dvasia vaikščiojanti. Ir visos tos dvasios kaip gengė, kaip sakant, ir šmeižia žydų tautą, ir gazdina, ir siūlo žudyti, siūlo atmesti, atsiriboti, kad užimti jo vietą, kad panaikinti galimybę Mesijui sugrįžti, kad nebūtų kur jam sugrįžti, nes jo sugrįžimas ne Maskvoje, ne Romoje, bet žydų tautoje. Taip kaip gimė, taip kaip lydėjo kaip ugninis štulpas per visą istoriją ir sugrįž pas savo sužadėtinę. Ir ar mes būsim tos sužadėtinės dalis, būdami vienybėje su žydų tauta, ar mes pasitarnausim sužadėtiniui ir sužadėtiniai, ruošdami sužadėtinę vestuvėms, ir ar patys būsim pasiruošę toms vestuvėms. Ar mes norim būti su Mesijumi, ar mes norim būti su Mesijo sužadėtine, jo tauta,
būdami vienybėje su ja, būdami jos dalimi, ar mes norime būti vietoj jos kažkas visai kito. Ir kažin, ar jam tai priimtina, ar mes už jį taip nusprendėm, kad jam turėtų tai patikti. Norim ar nenorim, mes kažkiek esam jo tauta. Kitas dalykas, ar aš tai priimsiu, ar aš tam atsiversiu, ar aš tam susitaikysiu, ar leisiu jo dvasiai veikti mano gyvenime, patikėjęs jo pažadais. Ar aš liksiu rezerve, o tuo pačiu ir skurde, dvasinėme skurde, ribotame pažinime, man galbūt primestame, net klaidingame supratime. Kalbėkimės, diskutuokim, skaitykim, ieškokim. Manau, kad tai rimti klausimai, rimti iššūkiai, kuriuos Viešpats mums šiandien kelia. Tam ir šis mūsų susitikimas Pakutuvėnuose šią savaitę. Tikiuosi, Richardas pasitarnaus labiau, padėdamas mums susivokti. Tai jo studijų sritis. Ačiū tau, Tėve, už tas galimybės, kurias tu mums duodi. Ir meldžiu Viešpatie, palaimink mus tiesos pažinimu, tavo plano, tavo valios pažinimu. Padėk mums suprasti, kas mes esam tavo kūne, tavo tautos atžvilgio, tavo planuose, į ką tu mus esi pašaukęs, kaip mums atsiliepti. Duok mums, Tėve, išminties Jėzuje Kristuje. Amen.